Treneris sveikina su pergalė ir kaip galit pakomentuoti rungtynės? Rungtynės prasidėjo labai, kaip pasakyti, nedrausmingai. Žaidėjai nebuvo pasiruošę varžovų tokiai agresyviai gynybai. Bet kaip draugiškam rungtynėm, tai mes džiaugiamės, kad tokią praktiką gavom, nes sezono metu gynyba bus dar stipresnė iš varžovų pusės. Tai paskui antroji rungtynių pusėje sprendėm savo problemas, bandėm kažką jau naujo įmest, tiek gynybos sistemas, tiek stengiamės drausmingiau tam tikrus žaidybinius momentus taisyti, bet šiandien drausmės trūko. Ir su šia komanda žaidžiat jau antrasis rungtynės ir kuo jau skiriasi? Pirmose rungtynėse greičiausiai varžovai buvo tik iš lauko, gal jie mažiau buvo salėje sportavę, dėl to ir tas skirtumas biški buvo didesnis. Sezono metu tikrai abiejos rungtynės bus sunkios su šitų varžovų. Turim gerbti kiekvieną varžovą ir tą privalėsim daryti. Komandos gynyba pasiekimai pagerėjo, ar tai buvo akcentas prieš rungtynes? Mūsų akcentas nuo rugsėjo 1, nuo įėjimo į salę buvo gynyba, nuo to mes viską ir pradedam, ko sunkiai, kaip pasakyti, gera gynyba ruošia gerą puolimą, tą bandau įdiegti žaidėjams. Ir rytoj susitinkat su Trakais, pirmasis rungtynės laimėjo dideliu skirtumu ir ko tikitės rytoj? Rytoj tikimės gero mūšio, gero kontakto iš varžovo pusės ir geros praktikos iki pat rungtynių pabaigos. Norim išnaudoti visas 40 minučių.